Galim tik tai pasidžiaugti, kad rugsėjo 1 dieną šiais metais renovuojame arba rekonstruojame didžiausią skaičių mokyklų. Iš 38 mokyklos bus rekonstruotos kapitaliai arba atlikti tam tikri remonto darbai ir praktiškai visi darbai bus baigti laiku iki mokslo metų pradžios. Be to dar pradedame artimiausiu metu 4 mokyklų kapitalinę rekonstrukciją, nes birželio mėnesį gavome papildomas lėšas iš klimato kaitos programos ir dar metų eigoje, kitų metų pradžioje turėsime dar 4 mokyklas pilnai rekonstruotas. Ir jeigu pažiūrėsime į praėjusius ir šios metus, tai beveik 90 Vilniaus miesto mokyklų yra atnaujintos, jos mažiau vartos šilumos, bus geresnė mokymo aplinka. Ir plus ne tik pats vidus, bet ir be abejo sutvarkyti ir sporto aikštynai. Visi remonto darbai vyksta planuotai ir bus baigti laiku. Savivaldybė šiais rekordiniais, sakyčiau, metais skiria virš 20 milijonų renovacijai. Prisidėjome ir prie vyriausybės investicinių programų ir prisidėjome kofinansavimu prie ES lėšų. Bendruoju sumoj tai gavusi kažkur virš 52 milijonų litų.